Mūsų klientam yra labai svarbus dalykai, kurie susiję su žiemos laikotarpiu, kada dėl varveklių arba dėl oro pasikeitimų prakiūra stogas arba kitaip per stogą nukenčia nuosavybė. Pirmas ir principinis draudimo principas, sakyčiau taip, yra tai, kad draudimas veikia tada, kada yra nenumatytas netikėtas veiksmas. Tai yra draudikas negali jūs apdrausti nuo kažkieno tai tyčinės veiklos arba nuo kažkokio tai nekokybiško dalyko. Todėl jeigu stogas buvo padarytas nekokybiškai arba stogo defektas, dėl kurio jūsų turtas buvo užlietas panašiai, pagrindinė yra priežastis, tai yra nekokybiškas statybininkų darbas, draudikai šiuo atveju negali prisimti atsakomybės ir išmokėti. Tačiau jeigu stogas žiemą buvo pažeistas dėl audros, dėl kažkokių tai kitų priežasčių, kurios buvo netikėtos ir nenuspėjamos ir nepriklausė nuo kokybės, šiuo atveju be abejonės tai yra draudžiamieji įvykiai ir draudikas padengia tokią žalą ir be abejonės vėlgi svarbu, kaip jūs su draudiku aptarsite.